kam reikia parduoti turtą skubiai per artimiausius 2-3 mėnesius ir nenori parduoti pigiai. Tikrai yra tokių žmonių, kuriems reikia parduoti artimiausiu metu. Pigiai parduoti gali bet kas, jie tai žino, jie nenori pigiai parduoti. Tai duokit mano numerį, mes turim reklamuotojų komandą, jie padaro reklamą, tokį reklamos kiekį kiekvienas žmogus nepadarytų. Net ir jeigu sėdėtų nuo ryto iki vakaro, kiekvieną dieną jisai negalėtų padaryti tokio reklamos kiekio. Kiek padaro 4 žmonės pas mus dabar dirba, reklamuotojais. Tai tiesiog imam parduodam per artimiausius kelius mėnesius ir ne pigiausią kainą. Butą, namą, sodą ar su sklipais yra taip, kad sklipus jos lėčiau perka ir reikia įdėjus daug reklamos palaukti truputį ilgiau su sklipais. Su sklipais būtų kažkur pusę metų, bet vis tiek parsiduoda jie ir gera kaina parsiduoda. Ten su sklipais turi būti taip. Ir įkaltas kuolas su dideliu užrašu iš tolo besimatančiu su telefono numeriu, kad parduodama. Tada turi būti internete gera sklaida, visi skelbimai turi būti uždėti. Taip pat turi būti socialinių tinklų reklama. Taip pat mokama reklama, Adsai, Facebook'u ir panašiai. TikTok'e galima įdėti. Dabar TikTok'as labai gerai peržiūrų renka. Ir laikraštis turi būti. Turi būti skirtingi visi šaltiniai sudėti. Ir tada stipriai reklamuojant galima net ir sklypą parduoti. Sklypas ten turi būti gerai iš drono nuotrauka padaryta, turi būti iš žemėlapio nuotrauka, iš regijos ar iš kur apvesta būna ribos sklypo, kad žmogus atsidaręs aiškiai matytų, kur yra tas sklypas, kur yra ribos jo, prie kokių objektų randasi netoli ir taip toliau. Tai šitą reikia padaryti ir sklypas irgi parsiduos. Su namais ir butais mes irgi darome panašiai, bet esmė tokia, kad vienas žmogus užsiknistų visą tai padaryti. 20 portalų yra, kur įdėti skelbimus. Tada yra laikraštis, yra fizinė reklama su butais namais, ką mes darom. Tai Maximuose klijuojam, ten paskui prie laiptinių klijuojam. Ta patį skelbimą. Paimam skelbimą, nufotografuojam, ekrano kopiją, kaip čia nuotrauką padarom, atspausdinam ant lapo, dar didelėm raidėm užrašom, ką norim, kad pirmiausiai perskaitytų, kad parduodamas butas, pavyzdžiui, ar kažkas. Ir mes tą visą rajoną išklijuojam prie laiptinių. Tai gaunasi tie, kurie nesinaudoja internetu, nemato, arba tiesiog jie pamato, kad butas. Ir gaunasi pusę interesantų nuo to popieriaus, pusę nuo interneto, dar kažkokia dalis nuo laikraščio ateina. Ir va šitaip tada gaunama geriausia kaina. Bet kad visą šitą įgyvendinti, tikrai joks agentas ar brokeris jums to nepadarys. Agentas turi perduoti reklamuotojam. Yra tokių agentų, aš žinau, bet jie dirba Vilniuje, bet jie dirba su komerciniais objektais. Yra firma kita, kurie daro jiem reklamą. Tai jie paima, pasamdo tą kitą firmą, padaro reklamą, vienu žodžiu, ir jie parduoda. Sako, tai kodėl tu, sako, dirbi, sako, šitos butukus čia pardavinėjai po ten kelis tūkstančius komisinių. Sako, aš parduodu 1 arba 2 objektus per metus, sako. Reklamos irgi nedarau, sako, paduodu reklamą į firmai. Ir sako, gaunu 20-30 tūkstančių už vieną pardavimą. Ir sako, su šeima leidžiu laiką, visą kitą. Nu tai čia sekantis lygis, aš suprantu. Bet aš kol kas užsiimu komandos auginimu ir naujokų mokymu. Tai man labiau patinka. Aš taip suprantu, kad varinėti po objektus, pasirašinėti tas sutartis, po kelis tūkstančius komisinių, paprasto agento darbas. Ir aš dėl to užsiimu komandos plėtra. Imam naujus mokinius, jeigu reikia, išmokti kažkam ar ką. Ir dirbam. Tinginiai mažai uždirba, bet irgi uždirba.
o tie, kas darbštus, jie uždirba daug. Jo. Tai va tiek apie reklamą. Sklaida didelė turi būti. Ir pardavimas įvykti. Nes kitaip, metus, 2 pardavinės tas žmogus, 3, 4, tiesiog gali pardavinėti iki tol, kol visai kantrybė trūks. Bet esmė tokia, kad mums reikia tokių žmonių, kuriem dega reikalai, kuriem reikia per artimiausius 3 mėnesius parduoti. Ir nenori parduoti pigiai, nenori išspausti maksimumą iš tos rinkos. Nes kur pigiai pardavė, pilna man istorijų, kažkada nepaskambinėjau, kas mėnesį reikėjo skambinti tam žmogui. Galvoju, reikės pats paskambinti. Po to skambinu, sako, pardaviau už 1000, ten 4000 vertės objektą. Sakau, žmogaus, tai reikėjo man skambinti. Blemba, būtum sumokėjęs 1000, būtum gavęs 2-3 daugiau. Jeigu man 1000 būtum sumokėjęs. Aišku, po to jau po pardavimo sumokė. Bet, esmė tokia, kad žmonės būna paskuba, jie nepagalvoja, kad yra tokia agentūra, kuri gali parduoti skubiai ir brangiau. Viskas yra matuojama žiūrovų kiekiu. Jeigu 1 ar 2 skelbimai pasiekia tam tikrą auditoriją, pavyzdžiui, 100 000 žmonių, kad pamato per mėnesį, mes pasiekiam per 2 dienas. Per 2 dienas. Per vieną dieną gal pusę sudeda, per kitą dieną dar pusę. Kai kurie marketingistai pas mus sudeda viską vienu ypu per porą valandų. Bet čia profesionalai, jie turi asistentų savo. Ir tik tai tada jie gali tai padaryti, skubiai, efektyviai. Bet čia, kada labai reikia, kada žmogus sako, reikia, į priekį ten 200 eurų, mes mokamos skelbimus bats, komisiniai, garantai visokie pasirašomi, sutarties priedas pasirašomas. Tada, mes pirmenybinis gaunasi. Kaip pašte, pirmenybinis. Jisai greičiau, pirmiau. Tada taip. Jeigu žmogus sako, žinai, jeigu kažkas norės, tu man paskambink, aš nieko nesirašysiu. Tai tokie jie neparduoda ir jie mums yra net neįdomus. Visiškai. Jie būna nori brangiai ir jie sako nesirašysiu vien dėl to, kad jie žino, kad jie bus priversti parduoti ir kainą reguliuoti. Pagal rinką. Kokia yra rinka? Ne pagal kažkieno įgeidžius, bet pagal rinką. Rinka tai yra pirkėjai stovi su pinigais ir kokios sumos pas jūs rankose. Tokia yra rinkos kaina. Ne vieno pirkėjo, reikia daug pirkėjų pasižiūrėti. Tas duoda tiek, tas tiek. Maždaug po tiek yra. Analizuoti istoriją pardavimų reikia. Iš registrų centro yra perkiami duomenys. Analizės. O kiek buvo suforminta. Aišku, negalima aklai vadovautis, nes ten yra praeitis. Reikia žiūrėti, kiek šiandien galima paimti. Ką dabar galima. Dalinkitės. Tiem žmonėm reikia. Jiem dega reikalai. Jie dar jums padėkos.